Labas vakaras visiems, Top Sport futsalo lyga jūsų dėmesiu, Vilkaviškio Bruklinas prieš Širvintos VGT Vilkai. Toks laukia šiandien salės futbolas. Francisko Andersonas. Jo smūgis. Dabar Renanas Gesinio ir Čibirka priekyje. Perdamas, dar vienas. Ir kokia graži ataka, bet Lesickas. Vidutiniškai viso labo kalno. 1,7 įvarčio, čia Renanas. Atsiėmęs apdovanojimo sėkmingai pradeda ir gruodžio mėnesį jo įvartis Peleckis. Pečiulis su Peleckiu, jam šansas mušti ir prisistatymas vietiniai publikai nuostabus. Buvo pertraukėlė, bet pagal žaidimo laiką nuo to pirmo įvarčio. Francisko Andersonas. Francisko Gustavo šiandien apšilinėjo, bet kol kas jo aikštėje nematome, o matome trečią įvartį. Francisko Andersonas, puikus puolimas dabar. Vilkaviškyje Bruklinas iškovojo rezultatyvę pergalę 11-3. O dabar čia ketvirtas įvartis yra pelnomas Čibirka. Jam bus įrašytas įvartis, dėkoja jis Gesinio. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė ir kol susigaudo, kur yra kamuolys, jis jau yra varžovams į kontroliuojančią klystą. Ne Adamas Veraitis, pasitaisysiu, Vilius Leibenka pasirodė Bruklino komandos. Renanas, jo perdamas praeina Gesinio ir iš karto atsako įvarčių Bruklinas. Bet kaip ten praėjo tas perdamas? Gesinio čia jau turi dėkoti lapkričio. Yra per žingsnelį nuo geltonos kortelės Buzevičius, o čia Jurgis Stankevičius. Yra tas žmogus, kuris muša antrojo. Pečiulis nuo Virpsto 6-2. Likus mažiau negu 3 minutėms lygina antrojo kėlinio rezultatą Artūras Pečiulis. Čia kokia klaida, Buzevičius. 7-2. Ir Bučinukas po sėkmingo Širvintos VGT Vilkai baigė savo pasirodymą. Šiandien 7-2. Galutinis rezultatas šeimininkų naudai. Treneri, tai būtų pirmiausia jūsų komentaras, mintis apie rungtynes, komandos pasirodymą. Kaip mėgsta Jonavos Vikingai sakyti, įsivėlėme jų žaidimą. Ne, iš tikrųjų sudėtis mūsų atspindi įvykius aikštėje. Nėra čia daugiau ką pasakot, nes šiandien ryte, vakar dar buvo pilnas ekipažas, net norėjau antro vartininko neimti, o šiandien ryte 2 mažiausiai su temperatūra atsikėlė ir jau viskas apsivertė užtinkojom. Tai sunku čia 5 ir su manim 6 žaisti, tai su tokia komanda pagal galimybės, manau, pusę velnias uždė. Antro vartininko norėjot neimti, bet paėmėt ir dar aikštę išleidot. Nu, jeigu jau paėmėm, galvojam, ar taip važiavo ir tarp kitko visai gerai sustovėjo. Tai atvykimas iš dalies pasiteisino, dar mikroautobuso pavairuos, galės alaus chebra išgerti. Turbūt ir jūs, ir komandos žaidėjai labiausiai yra apsibrėžę tą sausio 18 rungtynę su Kėdainiais, kurios bus tokios kertinės. Ne tik sausio 18, dabar Akmenė 22 ir sausio 4 ar 5 ten Vypas ir Radviliškis, tai komandos tikrai įveikė mus. Nu ir Kėdainiai dar 3, tai kaip ir tos 4 rungtynės tokias nuo mūsų priklauso, kaip mes jums pasiruošim ir kaip sukovosim. Tai realiai reikia ruoštis jau mėnesiui nuo dabar. Sveikinimai su pergalė, kaip manai, kas pirmiausia ją nulėmė? Ačiū, kad pasveikinot. Na, iš pradžių tai fanų atmosfera visų mūsų gerbėjų. Na ir pasai greiti. Susikrovėt pranašumą 4-0, galbūt ir antrajame kėlinyje jau kažkiek ir tos vadelės jau buvo atleistos, kuomet ta persvara buvo ir jau antrajame kėlinyje ir varžovai daugiau gavo pasireikšti. Na taip, tai kaip minėjau, tai pirmam kėliny ten greičiau viskas vyko, paskui antram vis buvom jų pusėje ir tik kontroliavom kamuolį.
šiais metais namų rungtynės tai buvo paskutinės, dar laukia dvikova su Kauno Žalgiriu, turbūt antroje vietoje pasitikti tas rungtynės yra ir tas komandos tikslas po reguliaraus sezono būti bent jau tarp pirmųjų 2 pozicijų. Na tikrai taip, reikia kuo aukštesnės vietos siekti.